Studijų rašto darbai privalo būti sumaketuoti pagal reikalavimus. Specifiniai rašto darbų reikalavimai gali priklausyti nuo fakulteto ir studijų programos. Maketuodami rašto darbus turite vadovautis Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašu, fakulteto akademijos studijų programos nurodytais specifiniais nurodymais bei bibliotekos patarimais. Studijų rašto darbai gali būti įvairių rūšių, pavyzdžiui, referatas, esė, kursinis darbas, projektas, ataskaita, profesinio bakalauro baigiamasis darbas ir kita. Studijų rašto darbus priklausomai nuo rašto darbo rūšies sudaro eilės tvarka išdėstytos struktūrinės darbo dalys. Kai kurioms studijų rašto darbų rūšims nereikalingos tam tikros struktūrinės darbo dalys. Tačiau profesinio bakalauro baigiamasis darbas reikalauja visų struktūrinio rašto darbo dalių, išskyrus sąvokų, jeigu konkrečių sąvokų savo darbe nepateikiate. Dėl visų struktūrinio rašto darbo dalių turėtumėte aktyviai konsultuotis su savo dėstytojais arba baigiamųjų darbų vadovais. Informacija apie studijų rašto darbų rašymą, šaltinių paiešką, citavimą, literatūros sąrašo sudarymą, rašto darbų maketavimą ir kitą mokomąją medžiagą galite rasti bibliotekos svetainėje. Bibliotekos svetainėje spauskite skiltį Studijoms, kaip rašyti darbus. Šiame puslapyje rasite informaciją apie studijų rašto darbų rašymą, taip pat informacijos šaltinių paiešką ir atranką, informacijos šaltinių citavimą, literatūros sąrašus ir akademinį rašymą, taip pat pavyzdžiui šaltinių citavimui ir literatūros sąrašui pagal APA taisyklės bei kitą mokomąją medžiagą. Spauskite skiltį Metodiniai nurodymai studijų darbams rengti ir šioje skiltyje rasite Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašą. Minėtame apraše rasite visą aktualiausią informaciją apie baigiamųjų darbų rengimą, o puslapiuose nuo 13 iki 16 rasite informaciją konkrečią apie baigiamųjų darbų įforminimo reikalavimus. Šiuose reikalavimuose pateikti konkretūs punktai, kaip turėtų būti sumaketuotos konkrečios rašto darbų dalys, puslapiai, lentelės ir taip toliau. Dėl to šis dokumentas yra pagrindinis Kauno kolegijos dokumentas, pagal kurį reikėtų vadovautis maketuojant savo studijų rašto darbą. Kaip minėjau anksčiau, šiame puslapyje galite rasti pagal reikalavimus sumaketuoto baigiamojo darbo šabloną. Parsisiuntę šį šabloną, jame turėtumėte įrašyti savo konkrečią informaciją nuo fakulteto, katedros, darbo pavadinimo ir taip toliau, bet jis yra sumaketuotas, kaip minėjau, pagal reikalavimus, dėl to papildomai jums kažko daryti nereikia. Viskas yra pateikta taip, kaip turėtų būti ir atrodyti baigiamasis darbas. Nors mokymuose pateikta informacija remiasi bibliotekos puslapyje viešinamų studijų rašto darbų šablonų, būtina paminėti, kad savarankiškai naudodami šabloną visas šablone esančias vietas, kurios pagal jūsų darbo rūšį yra nereikalingos, turite ištrinti arba pakeisti pagal konkrečius jūsų fakulteto ar studijų programos nurodymus. Dėl to rašant darbus reikia aktyviai konsultuotis su savo rašto darbo vadovu, o ištrynę ar pakeitę jums nereikalingas vietas turite patikrinti, ar maketavimas neišsikraipė ir darbas išliko taisyklingai sumaketuotas. Jei naudosite šį šabloną, kaip ir minėjau, jums užteks tik pakeisti konkrečias vietas. Jei norite pamatyti, kaip reikėtų patiems susimaketuoti
Baigiamąjį rašto darbą žiūrėkite mokymus toliau. Rašto darbai rašomi su kompiuteriu, ne su telefonu ar planšetėmis, naudojant Word programą. Jei neturite kompiuterio ar Word programos, kviečiame rašto darbus rašyti bibliotekoje, kur yra kompiuteriai, individualaus darbo kambariai ir visa reikalinga informacija. Taigi, atliekant darbo maketavimą, pirmiausia būtina nustatyti lapo dydį A4 ir stačią puslapį. Spaudžiame Layout, Size A4, taip pat Orientation, Portrait. Kai jau turime stačią A4 formato puslapyje, jame turime nustatyti puslapio paraštes. Spaudžiame Layout, Margins, Custom Margins ir pažymime, kad mūsų puslapio paraštės viršuje būtų 2 cm, apačioje taip pat 2 cm, kairėje 3 cm ir dešinėje 1 cm. Teisingai nustatę puslapio formatą ir paraštes, turite išmokti susimaketuoti antraštinį lapą. Dažniausiai tikslų antraštinį lapą, ypač rašant baigiamuosius darbus, studentams pateikia katedros, tačiau jei taip nenutiktų, antraštinį lapą turite mokėti susimaketuoti patys. Pirmiausia, lapo viršuje centruotai pateikiame Kauno kolegijos logotipą. Aš savo darbe jį jau turiu, tačiau Kauno kolegijos logotipą taip pat galite rasti Kauno kolegijos interneto svetainėje, kurioje pateikiama Kauno kolegijos stiliaus knyga. Po logotipu turite parašyti fakulteto, kuriame mokotės, ir katedros skyriaus arba centro, kuriame mokotės, pavadinimą. Šis tekstas rašomas Times New Roman 14 dydžio šriftu, paryškintai didžiosiomis raidėmis, centruotai, vieno eilėtarpiu. Po katedros pavadinimu turime padaryti didesnį tarpą ir parašyti autoriaus vardą ir pavardę. Nors dažniausiai tarpą siūloma daryti Enter mygtuko pagalba, mes siūlome pažymėti katedros centro arba skyriaus pavadinimą, spausti Layout, Spacing, After ir padaryti didesnį tarpą, pavyzdžiui, iki 157 arba 6. Tuomet turite parašyti autoriaus vardą ir pavardę. Vardas ir pavardė turėtų būti parašytas Times New Roman 16 dydžio šriftu, neparyškintai, centruotai, vienas eilėtarpis, Layout, Spacing 24. Po vardo ir pavardės turite parašyti darbo pavadinimą. Darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 20 dydžio šriftu, paryškintai, didžiosiomis raidėmis, centruotai, vieno eilėtarpiu, Layout, Spacing 24. Po darbo pavadinimu turėtų būti parašyta baigiamojo darbo rūšis. Šiuo atveju baigiamasis darbas. Šis tekstas turėtų būti rašomas 12 dydžio šriftu, centruotai, vienas tarpas tarp eilučių, mažosiomis raidėmis pradedant didžiąją. Taip pat po šio teksto turėtų būti praleista 24 tam, kad galėtume rašyti studijų programos pavadinimą, valstybinį kodą ir studijų kryptį. Šis tekstas
taip pat rašomas 12 dydžio šriftu, naudojant centruotą lygiuotę mažosiomis raidėmis pradedant didžiąja raide. Taip pat pažymėjus studijų krypties pavadinimą reikėtų per layout spacing after praleisti apie 108 tam, kad galėtume parašyti darbo vadovą ir rašome vadovas, taip pat jo mokslinį laipsnį, jeigu tokį turi, ir vardas pavardė. Pažymėjus šitą tekstą, taip pat per layout spacing after reikėtų pažymėti 24 ir toliau taip pat parašyti mokslinį konsultantą, jeigu tokį turėjote. Pažymėjus šį tekstą reikėtų padaryti Times New Roman 12 dydžio šriftu, abipusė lygiuotė, mažosiomis raidėmis pradedant didžiąją. Taip pat pažymėjus mokslinį konsultantą arba vadovą, jeigu konsultanto neturite, padaryti tarpelį su layout spacing apie 114 ir apačioje parašyti rašto darbo rengimo miestą ir metus. Šis tekstas rašomas 12 dydžio šriftu, centruotai, mažosiomis raidėmis pradedant didžiąją. Sumaketavę antraštinį puslapį galite pradėti rašyti savo darbą. Kaip jau minėta anksčiau, darbas yra sudarytas iš tam tikrų darbo dalių. Visos darbo dalių antraštės turi turėti specifinį maketavimą. Kaip pavyzdį galime panaudoti pirmo lygio skyrių. Parašome pirmo lygio skyriaus pavadinimą, jam pritaikome Heading 1 stilių ir numeraciją, naudodami Multilevel List heading numeracija. Wordas dažniausiai pateikia numeriukus prie heading 1 be taškelių. Dėl to turime išmokti užsidėti taškelius prie heading 1 numeracijos stiliaus. Dėl to pažymime pavadinimą, spaudžiame Multilevel List, Define New Multilevel List ir štai čia prie numeriukų visur turime parašyti taškelius. Kadangi mums gali prireikti iki 3 poskyrio numeriukų, turime uždėti štai numeriukus prie šių skyrių. Štai taip prie Heading 1 stilių turinčio pirmo lygio skyriaus pavadinimo atsirado numeriukas su taškeliu. Dabar turime pažymėti šį pavadinimą ir suteikti jam teisingą maketavimą. Pirmo lygio skyrius maketuojamas naudojant Times New Roman šriftą 12 dydžio, paryškintai, didžiosiomis raidėmis, centruotai, 1,5 eilėtarpiu, layout spacing nuliukai. Norėdami, kad toliau savo darbe nereikėtų iš naujo maketuoti visų pirmo lygio skyriaus pavadinimų, Heading 1 stilių galime pritaikyti šį maketavimą. Dėl to užėję ant Heading 1 turėtume spausti dešinį pelės klavišą ir Update Heading 1 to Match Selection. Jei norite šitą patį maketavimą ir stilių turėti kituose savo darbuose, turėtumėte taip pat užeiti ant Heading 1 stiliaus ir paspausti Modify New Documents based on this template.
Ir dabar visuose kituose savo darbuose turėsite štai tokį teisingai sumaketuotą pirmo lygio skyriaus pavadinimą. Darbo dalys, lentelių ir paveikslų sąrašas, sąvokos, santrauka, summary, įvadas, išvados, literatūra ir kiti informacijos šaltiniai ir priedai, kuriami su heading 1 stiliumi, tačiau yra nenumeruojami. Dėl to pritaikę stilių turite ištrinti numerį. Svarbu paminėti, kad šios stiliaus nereikia taikyti vieninteliam darbo dalies pavadinimui, tai yra turiniui. Dėl to turinio antraštė turi būti maketuojama atskirai pagal tokius pačius kaip pirmo lygio skyriaus pavadinimo reikalavimus, tačiau netaikant heading 1 stiliaus. Antro lygio poskyris maketuojamas labai panašiai kaip pirmo lygio skyriaus pavadinimas. Pažymime pavadinimą, pritaikome jam heading 2 stilių. Jau čia prie numeracijos turime taškiuką, dėl to mums kažko daugiau su multilevel list daryti nereikia. Tiesiog turime teisingai jį susimaketuoti. Tai pažymime pavadinimą, kuriam jau yra pritaikytas heading 2 stilius. Pasižiūrime, kad būtų Times New Roman, 12 dydžio šriftas, paryškintai iš didžiosios raidės, kitos raidės turėtų būti mažosios, naudojant centruotą lygiuotę, 1,5 eilėtarpį ir layout spacing nuliukai. Taip pat heading 1 stiliui galime pritaikyti štai šį maketavimą. Dėl to užėję ant heading 2 turime paspausti dešinį pelės klavišą, update heading to match selection. Ir jeigu norime šito pačio stiliaus visuose kituose savo Wordo dokumentuose, turime spausti taip pat dešinį pelės klavišą, modify ir new documents based on this template. Trečio lygio poskyrio pavadinimas maketuojamas labai panašiai. Turime pažymėti pavadinimą, pritaikyti į heading 3 stilių ir teisingai susimaketuoti. Tai yra Times New Roman, 12 dydžio šriftas, paryškintai iš didžiosios raidės, centruotai, 1,5 eilėtarpis, layout spacing nuliukai. Ir taip pat pritaikome ir modifikuojame šį stilių. Darbo dalys, turinys, lentelių ir paveikslų sąrašas, sąvokos, santrauka, summary, įvadas, išvados, literatūra ir kiti informacijos šaltiniai bei pirmo lygio skyriai rašomi naujame puslapyje. Antro ir trečio lygio poskyriai rašomi tęsiant tekstą ir neperkeliant jo į kitą puslapį. Išmokę maketuoti darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimus, turime išmokti sumaketuoti paprastą darbe rašomą tekstą. Tai yra pastraipą. Savo darbės turiu štai šią pastraipą. Pastraipos darbe rašomos 12 dydžio šriftu, Times New Roman, naudojant abipusę lygiuotę, 1,5 eilėtarpis, layout spacing turi būti nuliukai. Taip pat pirmoji pastraipos eilutė nuo kairiosios paraštės turėtų būti atitraukta per 1,5 cm. Dėl to galime paprastai patraukti šitą viršutinį tabą per 1,5 cm arba panaudoti prie paragraph esantį mygtuką ir prie indentation special pasirinkti first line ir 1,5 cm. Dabar visose kitose pastraipose taip pat turėtų būti pirma eilutė atitraukta per 1,5 cm. Jeigu norime išlaikyti šį maketavimą ir kitose savo darbuose, galime pritaikyti jį taip pat normal arba kitam kažkokiam stiliui. Tai pažymime sumaketuotą pastraipą, spaudžiame update normal to match selection ir modify new documents based on this template.
Kaip rašyti darbo santraukas fakultetai gali nurodyti skirtingai, dėl to remkitės jų metodiniais nurodymais. Konkrečiame pavyzdyje matote, kad esminė informacija, tai yra vardas, pavardė, darbo pavadinimas ir panašiai, yra maketuojama taip pat kaip kitos pastraipos, tik paryškintų šriftu. Rašydami šitą tekstą pritaikote jam stilių normal ir tada dar pažymite, kad jis būtų paryškintas. Taip pat galite pastebėti, kad konkrečios darbo dalys, tai yra apibūdinimas, problema ir taip toliau, rašoma iš naujos eilutės. Toks pats maketavimas taikomas ir santraukai anglų kalba. Galite pamatyti, kad šiame šablone sąvokos, kaip jau ir minėta anksčiau, yra pritaikytas heading 1 stilius. Tiesiog kadangi kai kurios rašto darbų dalys neturi turėti numerių, čia numeris yra ištrintas. Sąvokoms taikomas toks pats normalus stilius, Times New Roman, 12 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, 1,5 eilėtarpis ir layout spacing nuliukai. Kiekviena sąvoka ar terminas turėtų būti parašyta naujoje eilutėje, nenumeruojant. Įvade aptariamas darbo aktualumas, problema, objektas ir kiti pažymėti aspektai. Konkrečiai šie aspektai yra rašomi iš naujos eilutės pavadinimą paryškinant. Jei rašome tyrimo problema ir tyrimo aktualumas, ją rašome pastraipos stiliumi normal, o žodžius tyrimo aktualumas paryškiname. Kartais žodžiai tyrimo aktualumas įvade nerašomi, o iškart pateikiamas tekstas ir vėliau kitos dalys, tačiau tai priklauso nuo jūsų fakulteto ir katedros, dėl to rekomenduojame konsultuotis su jais. Kaip matote, jūsų patogumui šiame šablone jau yra sukurti 1, 2 ir 3 lygio skyriai. Juos naudodami šabloną turite tik pakeisti pavadinimus ir įrašyti tekstą. Rašto darbuose dažnai pateikiamos lentelės ir paveikslai. Norint įterpti lentelę, turite paspausti Insert, Table ir pasirinkti norimo dydžio lentelę. Lentelės taip pat turi būti tinkamai sumaketuotos, jos maketuojamos kitaip nei pastraipos tekstas. Dėl to turite pažymėti lentelę Times New Roman, 10 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, eilėtarpis 1, layout spacing nuliukai. Taip pat pirma lentelės eilutė dažniausiai būna rašoma paryškintu šriftu ir taikant 15% pilkumą, tačiau tai priklauso nuo lentelėje pateikiamos informacijos. Kiekviena rašto darbe pateikta lentelė taip pat turėtų būti centruojama, šiuo atveju ji yra nuo vienos iki kitos antraštės, tačiau jeigu būtų trumpesnė, mažesnė lentelė, reikėtų ją pažymėti ir centruoti. Lentelės taip pat turi turėti pavadinimus. Suteikti lenteliai pavadinimą reikia spausti ant rodyklytės, dešinį pelės klavišą Insert Caption. Atsidariusioje lentelėje turite pažiūrėti, kad prie pavadinimo label būtų lentelė ir čia rodytų 2 numeriukus. Jei nerodo 2 numerių, reikia spausti Numbering ir pasirinkti Include Chapter Number tam, kad lentelėje būtų ir skyriaus, ir lentelės numeris ir kad būtų perskirta tašku. Štai taip. Turime lentelės pavadinimą, tačiau reikia jį tinkamai sumaketuoti. Dėl to pažymėjus šiuos skaičiukus reikia perkelti į priekį, nes lietuvių kalboje sakoma pirma lentelė, o ne lentelė 1. Ir šie numeriai, jeigu juos ištrinsite ir perrašysite ranka, neatsispindės lentelių ir paveikslų sąraše. Taigi lentelės pavadinime numeriukai priekyje, tada lentelė
taškas ir lentelės pavadinimas. Šaltinis ir metai. Turime pažymėti pavadinimą, pažiūrėti, kad būtų Time New Roman šriftas 10 dydžio, nepaverstas, juoda spalva, centruotai, pasižiūrime, kad tabas būtų prie krašto, 1,5 eilėtarpis, layout spacing 0 ir lentelės numerį bei pavadinimą paryškiname, o šaltinių ir metų ne. Štai ir turime lentelę su jos pavadinimu. Šią lentelę ištrinsiu, tačiau jūs matysite šablone, kad prieš lentelę ir po lentelę turi būti vienos praleistos eilutės tarpas. Taip pat turėkite omenyje, kad jokia rašto darbo dalis negali baigtis lentele. Tai reiškia, kad po lentele dar turėtų būti kažkoks apibendrinantis tekstas. Norėdami į darbą įkelti paveikslą, tai taip pat turime daryti taisyklingai. Spaudžiame Insert, Pictures ir pasirenkame paveikslą. Taip pat į dokumentą įkelti paveikslą galime naudoti Copy-Paste. Pasižiūrime, kad po tekstu prieš paveikslą būtų viena praleista eilutė, o paveikslas būtų centruotas. Suteikiame jam pavadinimą, spausdami dešinį pelės klavišą Insert Caption, pasižiūrime, kad prie label būtų PAV, prie numeriuko Numbering, Include Chapter Number su taškeliu ir turėkite omenyje, kad kitaip nei lentelė, paveikslo pavadinimas turėtų būti po paveikslo, dėl to spaudžiame Below Selected Item. Šį pavadinimą taip pat turime sumaketuoti. Tai reiškia, pažymime, pritraukiame tabą prie antraštės, pažymime numeriukus, juos perkeliame į priekį, padarėme tarpelį, parašome pavadinimas, šaltinis ir metai. Čia turite parašyti šaltinį ir metus, iš kur paėmėte paveikslėlį. Pažymime pavadinimą, pasižiūrime, kad būtų Time New Roman, 10 dydžio, nepaversta, juoda spalva, centruotai, 1,5 eilėtarpis, nebūtų spacing, jokių tarpų ir pavadinimą ir numerį taip pat paryškiname tam, kad šaltinis ir metai liktų neparyškinti. Kaip ir sakiau, ir prieš ir po paveikslėlių turi būti vienos praleistos eilutės tarpas, o paveikslėliai, kaip ir lentelės, negali užbaigti skyriaus ar poskyrio. Tai reiškia, kad po paveikslėlių irgi reikėtų parašyti kažkokį apibendrinantį tekstą. Paveiksluose taip pat reikėtų išlaikyti Times New Roman šriftą, nebent tai yra kažkokie kūrybiniai darbai ar kita informacija, kurios šrifto keisti negalima. Toliau yra išvados. Išvadų tekstas maketuojamas taip pat kaip pastraipa, tiesiog išvados turėtų būti numeruojamos. Dėl to, turint paprastą tekstą, mes turėtume jį pažymėti, paspausti paprastą numeraciją ir pažiūrėti, kad pirmasis tabas šis būtų prie pat kairiosios paraštės, o antrasis prie 1,5. Štai taip. Dėl to numeriukas turi būti per 1,5 cm nuo teksto. Ir štai taip turime paprastai sumaketuotas išvadas. Literatūros sąrašą, taip pat kaip ir išvadas,
maketuojame naudodami normal stilių ir suteikdami paprastą heading, tik tai tabus pritraukdami viršutinį prie paraštės krašto, o apatinį prie 1,5. Jei darbe yra kitų informacijos šaltinių, kas gali būti teisės aktai, interneto portalų informacija ar socialinių tinklų informacija, reikėtų po literatūros mokslinių šaltinių dėti tarpelį ir parašyti kiti informacijos šaltiniai, abipusė lygiuotė, tamsino Roma, 12 šriftas pajuodintai iš didžiosios raidės ir taip pat padarius tarpelį daryti kitą sąrašą ir sudėti visus šaltinius. Taip pat turėkite omeny, kad nesvarbu koks tai šaltinis, ar mokslinis, ar kitoks šaltinis, visi šaltiniai turėtų būti pateikti pagal APA 7 aprašą. Taip pat darbe šaltiniai turi būti nurodomi abėcėlės tvarka. Dėl to keletą šaltinių pažymėjus, tai yra savo sąrašą, ar pirmąjį, ar antrą, ar tik vieną, jeigu turit, pažymim viską ir pasitelkiam sort komandą. Ok, ir kaip matome, A raidė yra pirma. Teisingai sumaketavę literatūros sąrašą einame prie priedų. Jei priedas yra tik vienas, jis nenumeruojamas. Lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje užrašoma priedas, suteikiamas heading stilius ir pavadinimas. Tačiau šiuo atveju, jeigu turime daugiau negu vieną priedą, lapo viršuje per viduryje rašome priedai, suteikiame heading 1 stilių be numeriuką ištriname, dedame praleistos eilutės tarpą, tuomet dešinėje lapo pusėje taip pat suteikiat heading 1 stilių, rašome pirmas priedas, spaudžiame Enter ir Shift ir per vidurį rašome priedo pavadinimą. Taip pat daroma su visais kitais puslapiais. Jei norite tinkamai sunumeruoti puslapius, turite spausti Insert, Page Number, Bottom of Page, Plain Number 3. Taip pat galima paspausti kelis kartus ant apatinio kampo dešinio, ten, kur turėtų būti numeriukas, ir Wordas atveria numeracijos langą. Šiaip numeruojant, kaip ir sakiau, bottom of page, plain number 3. Kodėl dabar čia nėra numeriuko? Čia nėra numeriuko dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, čia uždėjau different first page. Jeigu jį nuimu varnelę, numeriukas vėl atsiranda. Bet numeriuko dar nėra ir dėl to, kad čia prie metų uždėjau section break. Kaip tai padaryti? Reikia spausti Layout, Breaks ir Next Page. Kai padarome visiškai naują puslapį, tada ir kitame puslapyje nėra numeriuko. Štai čia matom Section Break ir Summary vėl nėra numeriuko. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad kai kurios rašto darbo dalys turi būti nenumeruojamos. Nenumeruojame antraštinio lapo, santraukos, summary, turinio ir pradedame numeruoti tik nuo sąvokų. Tai reiškia nuo 5 puslapio. Prieš tai niekur neturėtų būti. Tai reiškia, kad prieš visus šitus puslapius turėtų būti section break, o po turinio section break jau nebereikia, čia yra paprastas page break, kurį galima padaryti su Enter ir Ctrl. Artėjame prie pabaigos, nes parašius darbą lieka sukurti lentelių ir paveikslų sąrašą bei turinį.
Jei tekste yra ir lentelių, ir paveikslų, puslapyje po pavadinimu rašome lentelės, dvylikto dydžio šriftu Times New Roman paryškintai didžiosiomis raidėmis, naudojant abipusę lygiuotę, 1,5 eilėtarpį, layout spacing, nuliukai. Ir iškart po to dedame Enter ir įterpiame lentelių sąrašą. Tai galime padaryti spausdami Reference ir Insert Table štai čia. Pasirenkame prie Caption Label, kad būtų lentelė, jeigu mes turime čia lenteles, ir paspaudžiame OK. Štai taip, jeigu mes teisingai darbe padarėme lenteles ir suteikėme joms teisingus pavadinimus, tai mums labai gražiai padaro ir įdeda čia lentelių sąrašą. Turime jį pažymėti, pritraukti tabą prie kairiosios paraštės ir pasižiūrėti, kad visa lentelė būtų Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilėtarpiu, layout spacing nuliukai ir neparyškintai. Po to, jei taip pat turime ir paveikslų, rašome paveikslai, lygiai taip pat, arba naudodami Format Painting, pavyzdžiui, pažymėję čia pavadinimą ir Format Painter, pritaikome tokį patį stilių ir toliau įterpiame paveikslų sąrašą. Spaudžiame Reference, štai šį pasirinkimą, Caption Label PAV taškas ir įtraukiame visus darbe esančius paveikslus. Taip pat pažymime, pažiūrime, kad būtų prie kairiosios paraštės Times New Roman 12 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, 1,5 eilėtarpis, neparyškintai ir layout spacing nuliukai. Štai taip turime paveikslų ir lentelių sąrašą. Tiek dirbome ir taikėme heading stilius nebe reikalo, nes dabar keliais mygtukų paspaudimais greitai sukursime turinį. Ištrinu šį turinį, kad galėčiau jums parodyti. Po turinio pavadinimo viena praleista eilutė, spaudžiame Reference, Table of Contents, Custom Table of Contents ir OK. Taip gauname labai gražų turinį, kuriame yra visos darbo dalys, kurioms suteiktas heading stilius. Primenu, kad turinio pavadinimas maketuojamas kaip kiti pavadinimai, tačiau jam heading stilius nepritaikomas, turint omenyje, kad turinys į turinį neturi būti įtrauktas. Sukūrus turinį, jį taip pat turime sumaketuoti pagal reikalavimus. Dėl to pažymime, pasižiūrime, kad būtų Times New Roman 12 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, 1,5 eilėtarpis, spacing nuliukai ir pasižiūrime, kad visur būtų tinkamas atitraukimas su tabais. Čia per centimetrą, čia per centimetrą, čia per centimetrą. Ir štai taip gauname sumaketuotą turinį. Pagal kai kuriuos katedrų arba studijų programų nurodymus priedai nenumeruojami. Tai reikėtų padaryti tiesiog paimant ir ištrinant šitus taškučius. Gražiai visą kitą paliekant. Ir taip gausite štai čia nesunumeruotus priedus. Kas dar yra svarbu, kad jei jau sukūrėte turinį ir kažkur darbo dalyse atnaujinote pavadinimus, privalote atnaujinti ir turinį. Nepamirškite to, tiesiog ant turinio reikia paspausti dešinį pelės klavišą Update Field ir galite pasirinkti, ar norite atnaujinti tik tai puslapius, jeigu jie persislinko, ar visą lentelę. Jeigu norite atnaujinti visą lentelę, spaudžiate
Ok, vėl atsiranda informacija ir nereikalinga taip pat galite ištrinti. Studijų rašto darbai pateikiami Moodle Word formatu, o baigiamieji darbai Word ir PDF formatais. Savo darbus iš Word į PDF galite lengvai konvertuoti paspaudę File, Export ir Create PDF. Labai rekomenduojame nedėti niekur kitur savo darbų į internetą, nei į plagiato patikros sistemas kitas, nei kolegijos naudojama, nei bet kur kitur. Gauname štai tokį PDF failą ir galime patikrinti, jį būtina iš tikrųjų patikrinti, peržiūrėti, ar nieks neišsikraipė, nepasikeitė. Ir jei maketuojant darbą jis buvo tinkamai sumaketuotas ir ypač taisyklingai sukurtas turinys bei lentelių ir paveikslų sąrašas, pavertus darbą PDF formatu, šie sąrašai, kaip matot, tampa aktyvūs ir galima paspaudus nueiti į tą vietą. Taip pat ir su lentelių ir paveikslų sąrašu. Jei turite papildomų klausimų susijusių su rašto darbų maketavimu, prašome rašyti bibliotekos paštu biblioteka@gau.kauko.lt.